Labą dieną visi įgūdžiai LT platformos sekėjai, Algirdo Karaliaus mokymų dalyviai, mūsų naujienlaiškių prenumeratoriai. Aš esu Martynas Šaikus, kuris dažnai jums parašau ir pristatau kažką unikalaus, to, kas Lietuvoje nutinka, apie mokymus, o ypač apie mokymus pardavėjams. Ir šiandien mano rankose yra unikalus produktas, tai yra unikalus įrankis pardavimuose dirbantiems žmonėms, kurį sukūrė šį ypatingą asmenybę Donata Masilionė. Iš tikrųjų, Donata, aš norėjau, kad mūsų prenumeratoriams, kurių yra virš 90 000, tu papasakotum truputėlį apie save ir kaip kilo mintis sukurti šį nuostabų įrankį. Tai imdama taip į rankas ir sakydama ačiū už kvietimą kartu pabūti, tai galvoju, jeigu tas pirmas klausimas, tai kas aš esu, tai jeigu, kaip ar ne, dar manęs nepažįstam, tai vardu Donata, pavardė Masilionė. Ir kai galvoju, kad rinkoje aš dažniausiai atpažįstama kaip pardavimų trenerė. Bet po šitais dviem žodžiais gal būna taip truputėlį dekonstruoto to, jog aš esu organizacijų psichologė, praktikuojanti organizacijų psichologė ir tas reiškia, kad pastaruosius 20 mečius besidominti organizacijose vykstančiais procesais ir dirbančiais žmonėmis. Tuo pačiu jau taip, tai kas aš taip jaučiu iš tikrųjų man atiduoda galimybę dirbti pardavimų trenerę ir treniruoti pardavėjų komandas, yra mano pačios praktinė patirtis pardavimuose, kuri, jau jeigu taip psichologijai skaičiuoju, daugiau negu 20 mečius, tai 20 mečius ir pardavimuose. Ir dėl to taip pakankamai gal taip su džiaugsmu ir netgi su pasididžiavimu sakau, kad esu žaidžianti pardavimų trenerė. Taigi giliai besidomėdama, kas svarbu pardavimuose, o kaip tuomet ir nepardavimuose, jeigu kalbam apie pardavimų metodikas arba apie pardavimų technikas, tai tuo pačiu jungdama psichologinį žinojimą galiu atiduoti, manau, kad pardavėjams tą tikrą profesionalumą, atsakydama ir į klausimus, o kodėl tam tikrus dalykus svarbu daryti. Ir natūraliai be abejo žmogus, kuris giliai domisi pardavėjais, nes aš kažkaip tikiu, kad viena dalis, jeigu taip jau eini treniruoti kitus arba gelbėti kitiem ugdytis, tai turi būti savo pūdą druskos valgęs, o kita dalis tai nuolat laikyti ranką ant pulso, tai taip pati bedirbdama pardavimuose ir su pardavėjais, tai taip jaučiuosi žinanti, kas svarbu, kas aktualu, kas skauda, jeigu taip jau kasdienybė arba su kokiais iššūkiais pardavėjai susiduria. Ir tada matyt, kad tokiu būdu mes ir atkeliaujam prie tavo antro klausimo, o tai tada kodėl šita juoda dėžutė, kodėl pavadinimu Get the Deal, kodėl sėkmingas sandoris. Aš iš tikrųjų, Martynai, savo kasdienybėje, taip jau jeigu per metus skaičiuojam, tai savo auditorijose sutinku apie 1500 pardavimų žmonių. Ir jeigu, taip žinai, aš tokio tikrai profesionalaus, patyrusio, dirbančio, net uždirbančio pardavėjo paklausčiau, ar tu žinai kaip darbuotis su klientais, tai dažnas tikrai sakytų, kad žinau kaip. Nes matyt, kad kiekvienas organizacijai dirbantis ir iš esmės tam tikrus rezultatus demonstruojantis žmogus, jisai tikrai turi žinoti. Bet kas kartais nutinka, kad žinodami ar ne ką daryti ir žinodami kaip daryti, mes kartais susiduriam su situacijom, kai mūsų turimo žinios arba mūsų turimi įgūdžiai, jie tiesiog nebeveikia. Tai reiškia tuomet ar ne, kai mums iškyla tam tikrų problemų arba tam tikrų ar ne iššūkių ir taip kad tai neskambėtų ar ne kažkaip tai matyt, kad juodai, tai gal taip tiesiog pasižiūrėkime, iškyla tam tikrų klausimų, į kuriuos aš nežinau atsakymų. Ir tuomet ar ne tie klausimai, jie gali būti labai įvairūs. Kaip man patekti pas tą konkretų klientą arba į tą klientų segmentą, kaip man parduoti tą konkretų produktą, kaip man užsidaryti tą konkretų sandorį, kaip man pasiruošti būtent ar ne konkrečioms dėryboms, ką man daryti arba dėl ko aš nepasiimu būtent to kliento arba neužsidarau ar ne tam tikro sandorio, galų gale kaip man atrodyti konkurencinėje aplinkoje pranašesniam, galų gale kaip man apskritai pasiruošti susitikimui su nauju ir tarkim, ne labai man svarbiu klientų. Kita vertus, ne, kartais pardavėjai sako, aš nebežinau, kaip man pasiekti pardavimų planą. Tai reiškia, ne, kad kažką ar nereikia daryti kitaip. Ir tuomet, kai atsiranda toj profesiniai kasdienybei, bet tas nebežinojimas. Tai reiškia, kad mano turimas žinios arba mano turimi įgūdžiai, jie nebeveikia, jie man nebetiduoda to rezultato, kurį aš noriu turėti. Tai
aš taip savo ir neidentifikuoju, kad tai yra problema, tai yra iššūkis, ar ne? Bet kai sakau problema arba iššūkis, tai laiku nenuskamba kažkaip tamsiai. Tai yra klausimas tam tikras, į kurį aš dar nežinau atsakymų. Ir tada tie atsakymų paieškos būdai, jie gali būti labai įvairūs. Tai kartais mes atsiverčiam knygą, kartais ar ne mes tenai žiūrim tam tikrus tutorialus, kartais mes einam pasitarti pas mentorius, o tuomet ar ne kartais, o jeigu man taip norisi sakyti, tik jau kasdienį įrankių dėžutį, tai pasimti juodą dėžutę. Ar aš galiu sakyti, kad čia yra atsakymai? Ne. Nes atsakymai, aš taip tikiu, kad jie susigeneruoja tuomet ar ne, kai mes mąstome tinkamą linkme. Tačiau šitoj juodoj dėžutėj tikrai yra idėjos, kurios padeda turėti kryptį tų atsakymų paieškoje. Ir tuo pačiu, ar ne, o ką man dar išsianalizuoti, ką man dar sužinoti, kaip man giliau, ar ne, pažvelgti situaciją, kaip man pasiruošti pokalbį, ar ne, su tuo klientu susitikimą, rinkti, kokia ten ta interakcija bebūtų, kaip man tinkamai pasiruošti dėryboms ir galų gale, tai kaip man tuos sandorius ar sandorį konkretų, nes galiu ir individualiai nagrinėti, užsidaryti, taip kad aš tų rezultatų turėčiau tokių, kokių man norisi. Ir tada kartais rezultatų norisi daugiau. Šiaip nesusitikus nei vieno pardavėjo, kuris nenorėtų parduoti daugiau, bet jeigu atsitiktų, kad, taip žinot, daugiau nebesinori, tai man tik visą laiką sakosi taip, kad lengviau tada būtų. Donata, ačiū, išgirdau tikrai, kad produktas tikrai įdėta daug širdies ir tavo ekspertizės, kurios tikrai nemažai, kaip sakant, turi rinkoje ir daugybę metų tai darai. Sakyk, kiek užtruko kuriant šį įrankį, kaip viskas vyko, gal gali truputėlį supažindinti su virtuve? Jeigu taip galvoju tuo laikotarpiu, tai nuo idėjos iki dėžutės, bet taip iš tikrųjų tos fantastiškai gražios. Taip. Šalia ar ne tokio turiningos dėžutės rankose užtruko metus laiko. Tai yra solidus laiko tarpas, to tokio, tik matyti, kad ir ne didžiąją dalį vienareikšmiškai atiduodant tam kūrybiniam idėjos ar ne generavimo procesui, tuo pačiu ir nesuprantant, kad taip kiekvienas tenai esantis elementas, jis yra daug kartų pergalvotas, jis yra daug kartų iškirpuotas, jis yra daug kartų, toks iš esmės išdirbtas, taip, kad jau kai tenai atsidūrė, tam, kad jisai neštų vertę. Tai kiekvienas tenai esantis elementas tam, kad būtų vertingas pardavėjui. Na tai va, tai matyt, kad ir net nuo pačios idėjos, ne, kad turėti įrankį, nes rinkoje nieko tokio nėra. Nieko tokio nėra, tai pardavėjai nebejotinai, jie turi daug įrankių, iš kurių, ar ne, taip gali ir nesemtis, kaip kad minėjau, jie gali skaityti, jie gali ir net klausytis tam tikrų dalykų, jie gali diskutuoti, bet to tokio, kad pasimti ir vienoj dėžutė, net savo turėti būdą, o kaip man pamastyti kitaip, kaip man išlipti iš automatinių sprendimų rėmų, tai nieko tokio mes neturėjom. Tai iš esmės ir ne nuo idėjos, nuo sugeneravimo, nuo apskritai atsakymo, kaip ir pardavimuose, bet kokiam ir nepardavime. O kokią problemą sprendžia? Ne kokią problemą, tai kam tada tai apskritai yra reikalinga? Na va, ir tuomet ar ne taip jau susidėliojimo, galų gale nebejotinai pačio proceso aprašymo, nes tą irgi rasite dėžutėje, tai kaip šituo įrankiu naudotis, ir beje ne vienas būdas yra tam, kad gauti geriausią rezultatą. Na va, tai metai laiko. Donata, sekantis nemažiau svarbus klausimas, trečiasis, paskutinis klausimas. Iš tikrųjų, šį video tikrai žiūri daugybė įmonių vadovų, smulkaus ir vidutinio verslo. Pasakyk, kaip įmonės vadovas, kuris investuos į šį įrankį ir jį užsakys savo pardavimų skyriuje, o gal savo, tai iš tikrųjų, kas įmonės pačiuose rezultatuose turėtų keistis, tavo įsitikinimu, tavo kaip autorės, kas greičiausiai gali akivaizdžiai pasimatyti naudojant šį įrankį? Man atrodytų, kad pardavimuose romantikos mes gal taip neieškokime. Nes pardavimai man yra visiškai skaičių mokslas ir tu esi arba žemiau raudono brūkšnio, arba ties raudonų brūkšnių, arba viršum jo. Tai aš visada, kai vienaip ar kitaip prisiliečiu prie pardavėjų, aš visada ko tikiuosi, tai kad didės pardavimų rezultatai ir didės norima kryptis. Tai kartais ir ne mums tenai reikia, kad ir kaip mes bematuotumėm, kartais daugiau vienetų, kartais ir ne daugiau tam tikro segmento klientų, kartais didesnės ir ne pelno maržos. Tai kad ir kaip jūs juos apsibrėžiate. Tai aš vienareikšmiškai to tikiuosi.
šita dėžutė, ten burtų lasdelės nerasim, kur taip pamojavus, ar nes yra staiga tuos skaičius pakeis. Tai įrankis, kuris padės efektyviau užsidarinėti sandorius. O tuomet efektyviau uždarytas sandoris, tai vienareikšmiškai yra aukštesnės pardavimų pajamos. Tai yra daugiau pinigų, tas pardavimas ir vienareikšmiškai yra svarbiausia. O tada, jeigu per kokius būdus, tai kartais ir ne per efektyvesnės dėrybas, kartais ir ne per didesnės konversijas, nes to nuolat ir net iš efektyviau pardavinėjai, kartais per stipresnį užmegztą santykį su klientu ir tuomet ar ne klientas pas tave sugrįžta, aš tuomet galėčiau vardinti, ne pas visus būdus, tai jau kaip tada tie pardavimai didėja. Ačiū labai Donata už tokį išsamų ir pristatymą ir kad skiriai laiko ateiti ir pasidalinti šiuo įrankiu su manimi. Ir brangus sekėjai, brangus žiūrovai, brangus klientai mūsų, kurie nuolat užsakote mūsų mokymus. Tai iš tikrųjų noriu pakviesti jūs užsakyti šį įrankį, Get the Deal, sėkmingas sandoris savo pardavimų skyriui, kad jis tikrai būtų šalia jūsų svarbiausių pardaviminių sprendimų ir kad tikrai atrastumėt naujas idėjas savo pardavimo auginimui. Šių įrankių yra labai ribotas tiražas, tik 84 vienetai, 84 dėžutės. Tai todėl tikrai labai kviečiu paskubėti, užsakyti šį įrankį šiandien su dar galiojančiu ir specialiu pasiūlymu ir jau greitai sulauksite jo savo biure. Tai dar kartą ačiū, linkėjimai ir didesnių pardavimų. Iki.